Nu tai ką, sveiki. Šiandien mano paskutinė diena šitoj savanorystėj. Kad ir kokią pavargusią esu, norėjau padaryti šitą video ir tiesiog apibendrintai pasidalinti visą patirtim ir įžvalgomis, pamokomis, kurias išmokau būnant čia ir tiesiog parodyti realybę, ką teko pamatyti. Pradėjau savanorystę aš Birželio 4, šiandien yra Birželio 21. Tai realiai praėjo beveik 3 savaitės. Jo, įvyko iš tikrųjų daug dalykų ir tiek ir mano viduje, tiek ir išorėje. Kai atvykau, čia buvo dar viena savanorė, kuri man viską aprodė ir viskas kaip ir atrodė ok, nes šiaip atvažiavau vakare ir kad ir kaip ten nenusisekė tas atvykimas ir turėjau pabūti Taragonos mieste, bet čia vis tiek atvykau ir kaip ir buvo viskas gerai. Pirmą dieną iš tos kitos savanorės susilaukiau tokio komentaro, kad mūsų hostas yra, žodžiu, labai sunkiai dirbantis ir kad jisai turi tam tikras savo taisyklės ir kad geriau yra kartais patylėti ir paklausyti ir daryti taip, kaip jisai sako. Ir aišku, man šitas dalykas, kaip atvykus čia vakare, kaip pirmas dalykas, ką išgirstu, tai iš tikrųjų nuskambėjo keistai, nes, nežinau, buvo pasakytas iš labai keistos energijos ir tiesiog labai keistų būdų ir galvojau, kad pati ta savanorė yra kažkokia tai, nežinau, gal pati labiau ta, kuri nori kontroliuoti ir panašiai, kadangi esu šiaip susidūrus ir daug turėjus patirties su įvairaus būdo žmonėmis, tai aš kažkaip tai galvojau, kad čia labiau joje tas dalykas yra. Tai pirmos dienos viskas buvo aišku gerai, daug naujų patirčių, praktikos, meditacijos, joga ir visa kita, kas realiai yra normalu ir dėl ko aš realiai čia ir važiavau, tai dėl to, kad šita vieta turėjo būti labiau dvasinio pobūdžio retrytas ir kaip su tuo, kaip ir viskas buvo tvarkoje. Turėjome žmonių, kurie turėjo atvykti pačiam retrytui ir turėjau gerų pažinčių, tai dėl to buvau laiminga. Pirmomis dienomis pradėjo šlendinėti tokie keisti red flagai, tiesiog, kurie iš pradžio, aišku, netrodė kažkoks tai labai žymus dalykas. Vienas iš dalykų, ką čia išmokau, tai buvimas naujoje vietoje. Tai tos pirmos dienos realiai bet kokioje aplinkoje būnant, nesvarbu ar jinai yra sveika aplinka, ar jinai yra toksiška, vis tiek jos turi tą kažkokią magiją savyje, kad tu realiai, kadangi tau viskas nauja, tu realiai truputį kitaip žiūri į visus tuos tokius iškylančius klaustukus jau pirmose dienose. Tad tokių dalykų tikrai buvo, nes, pavyzdžiui, tam tikromis praktikomis, kuriomis mes užsiiminėjome, aš visą laiką esu tas žmogus, kuris nori suprasti dalyką, nori išmokti ir kadangi tos visos praktikos buvo per tą pusę, per tą dalyką, dėl ko aš čia atvažiavau, kas man buvo įdomu, man natūraliai kilo klausimų. Ir pirmas turbūt red flagas gal ir buvo tas, kad kai aš paklausiau, apie ką yra šita praktika, ką jinai reiškia, gavau atsakymą, kad aš neprivalau to suprasti. Ir čia turbūt buvo pirmas gal ženklas, tiesiog pirmas tas toksai mano jausmų ir mano noro, mano atvirumo toksai atmetimas ir aišku iš karto po to sekė tas prikabintas dvasinis komentaras, jog aš turiu gyventi iš jausmo ir nėra svarbu, ką tai reiškia, svarbu, kaip aš jaučiuosi tuo momentu. Tai, aišku, aš tuo bandžiau pasikliauti ir
kadangi man pats visas tas persikėlimas, visas skrydis ir visi tie dalykai, per kuriuos aš turėjau pereiti, man sukėlė daug streso, aš ir bandžiau sugrįžti į tas buvimą savyje ir visą tą jausmą, todėl aš tą kažkaip tai permečiau per akis, bet dienų bėgyje pradėjo šlysti daugiau tokių momentų, tiesiog elementariuose dalykuose galbūt, nežinau, labai keistų būdų, kaip kasdienybėj, tarkim, daro dalykus ar panašiai. Tiesiog buvo panaudojama kažkokia tai, grynai per visus tuos atvejus buvo naudojamas tas tavo jausmų atmetimas ir tuomet kažkokios tai dvasinio pobūdžio perspektyvos primetimas realiai, kad užglaistyti tai, kad realiai tu negali parodyti savo nuomonės. Tai šitas realiai tęsiasi iki pat dabar. Jo, tai pirmos dienos buvo kaip ir viskas, pirmos gal 3 dienos, po to pradėjau matyti tam tikrus pokyčius ir labiau tą tokį nukritimą žmonių kaukių. Ir tiesiog pradėjau prie to hosto jausti tokį nemalonų jausmą, nes kaip jisai bendraudavo, tai buvo labai uždaras žmogus, iš kurio tu realiai nesulauksi jokio gilaus atsakymo apie jį patį ir atrodė, kad jisai tiesiog turi tokią didelę sieną, kad jisai visiškai nesidalina jausmų, kas buvo labai keista, žiūrint į tą faktą, jog jisai čia atlieka vedlio funkciją ir žmonės pas jį ateina dėl savo vidinių traumų, kažkokių tai dalykų, kuriuos nori perdirbti per tas praktikas ir apskritai gebėjimas išbūti visose tose praktikose, tai yra būtent apie tą atvirumą ir neturėjimą kažkokios kaukės ir kiauto. Tai aš pradėjau po gal realiai 3 dienų jausti, kad aš nejaučiu to iš to žmogaus. Ir aišku, kadangi aš pati nebuvau kažkokia tai žalia ir tikrai esu perėjus per daug tų visokiausių atvejų savo gyvenime, kas ir su manipuliacijom susiję ir su narcisistiniais santykiais ir panašiai, pradėjau įtarinėti, kad tiesiog kažkas yra negerai. Savaitė ėjo, aš užsieminėjau šiaip, neskaitant to darbas buvo kaip ir neblogai viskas, nes tiesiog gaudavau kūrybinių užduočių. Bent jau džiaugiausi, kad aš galiu, turėti tą savo dalį darbo, kad man nereikėtų tiek daug, ta prasme, dalyvauti visame tame keistame emocinėme fone, kuris vyko aplink mane. Ir šiaip aš turėjau būti 10 dienų, bet kadangi nebuvau susiradus kitos savanorystės vietos, tai iš tikrųjų truputį šikau gal į batą tuo momentu, bet man jie kaip tik pasakė, kad gal tu nori pasilikti ilgiau, nes jie turėjo išvažiuoti atostogų ir palikti mane savaitę į vieną. Tai aišku, aš sutikau ir tikrai ta savaitė gal ir nebuvo tokia bloga, neskaitant to fakto, kad, ta prasme, man vis tiek turėjo rašyti ir klausinėti, ką aš darau ir tas faktas, kad aš kažkam priklausiau ir vis tiek turėjau daryti pagal kažkieno rutiną, tai visas tas toksai buvimas tame galbūt irgi mane truputį trigerino. Ir jo tiesiog bandžiau tuo momentu ieškotis kitos vietos ir mąsčiau tiesiog susirasti kažkur tai kitur išvažiuoti ir savanoriauti. Bet per tą savaitę tiesiog patyriau tokį lūžį, kad supratau, kad aš nenoriu iš tikrųjų niekam priklausyti ir būti iš tikrųjų savarankiška. Tai iš pradžių gal buvau aš į šitą vietą pasinėrusi emociškai ir gal buvau gan atvira ir pažeidžiama, kadangi pasirodo savyje dar turėjau tą dalį, kuri galbūt kažkiek ieškojo to ramsčio, to patvirtinimo ar nežinau, nes labai
ar nežinau ko, nes tai gan pasireiškia galbūt per kūrybą. Tai, ką aš čia dariau, supratau, kad aš turėjau savyje tos žaizdos, to perfekcionizmo, to kažkiek gal nepasitikėjimo, ką aš darau, ir teko susidurti su tuo faktu, jog aš tikrai nebenoriu ieškoti validacijos kažkokiose vietose ir nežinau, ieškoti pigių būdų apeiti gyvenimą, kol aš kažkaip tai išdrįsiu pilnai atsiverti tai kūrybai. Tai vat teko susidurti su tuo dalyku, jog man laikas atėjo kurti savo gyvenimą pačiai ir kad aš neturiu švaistyti savo kūrybinės energijos kažkur, kur žmonės nėra atviri ir ta prasme, kurie nepriima manęs iš tikrųjų tokios, kokios aš esu, kurie nori manęs kaip papildomo žmogaus kažkokiam tai, nežinau, teatrui dvasiniam, kurį čia daro. Kalbant apie visą tą dvasinį teatrą, tai taip, aš supratau, kad čia realiai nėra kažkokių tai nušvitusių žmonių. Iš tikrųjų yra žmonės, kurie siekia kontrolės ir kurie siekia padaryti verslą per patį, sakyčiau, bjauriausią būdą, tai per manipuliavimą žmonėmis, per visą tą jausmų atmetimą ir bandymą primesti kažkokias tai idėjas ir sukontroliuoti kito žmogaus, kaip čia pasakyti, dienos eigą tam, kad pats tas žmogus, kuris viduje iš tikrųjų nesusitvarko su savimi, turėdamas tą galimybę kontroliuoti kitus, tiesiog pasijaustų pilnavertiškai. Ir šita vieta buvo apie tai. Tai vat, ir kaip aš toliau šitą pastebėjau ir kokios buvo toliau įžvalgos, tai buvo būtent tai, jog ta savanorė, kuri buvo tuomet, kai aš atvykau, ji buvo išvykusi į kitą vietą ir jinai turėjo gana prastą patirtį ir tiesiog gavosi taip, kad ją iš tos vietos išmetė ir ji turėjo sugrįžti čia atgal. Ir kai jinai sugrįžo, aš buvau labai laiminga, nes aš tuo metu dar vis buvau čia viena ir aš labai norėjau su kažkom pasikalbėti, ypač po to, kai būdama viena sugebėjau suvirškinti ir pamatyti, kas vyksta čia. Ir nežinau, man tiesiog reikėjo palaikymo, kadangi tas žingsnis, kurį aš padariau, aš palikau savo seną gyvenimą ir įkišti save į vietą, kur, ta prasme, žmonės per dvasingumą tave realiai kontroliuoja ir nežinau, bando padaryti kažkokią tai lėlę, kurią galima manipuliuoti. Aš tikrai norėjau pasikalbėti ir kai jis sugrįžo, mes pasikalbėjome ir ji pasakė, kad ji tą patį pastebėjo ir kad aš nesu kvaila, kad aš šitą dalyką matau ir kad tokie dalykai čia tikrai vyksta. Bet kai grįžo mūsų haustai, atsitiko kitas dalykas, kuris man atvėrė platesnį mąstymą į tai, kokia aš nenoriu būti ir kaip žmonės iš tikrųjų patys save pasodina į tokias situacijas ir iš tikrųjų kaip jie patys realiai patampa tomis aukomis ir kaip aš realiai išaugau visą tą aukos būseną ir kaip man laikas daryti kažką rimtesnio ir tikrai nebandyti apskaičiuoti kažkokios tai
patogesnės vietos, kaip realiai finansiškai ar kažkaip tai, nežinau, psichologiškai saugiai pasijausti. Tai va, tai žodžiu buvo taip, kad kai haustai sugrįžo, ji labai pradėjo kalbėti, kad ji turėtų būti dėkinga tam, kad jie ją priėmė. Ir taip, aš suprantu, viskas yra gerai su tuo, kad tave priima, nes faktas yra tas, kad tu vienas kitam neturi duoti kažko daugiau ir tu tikrai neturi savęs nuvertinti ir spausti, pritapti kažkokio žmogaus manipuliacijai vien dėl to, kad jisai tave priėmė, nes tu jam darbą atiduodi. Na, bet iš jos žodžių, kaip supratau, jinai turėjo tokį kaip nepasitikėjimo savimi jausmą ir įmanė, kad ji nedaro pakankamai ir galvoja, kad turi daryti dar daugiau, ko pasakoje jinai tiesiog spausdavo save prisijungti prie tų visų praktikų ir niekada nepasakė ne ir iš tikrųjų suaugusi 50 metų moteris, ta prasme, lankstėsi visiškam dvasiniai manipuliatoriui ir tuo pačiu išdavė ir mane, nes mes labai gerai sutarėm, mes atradome panašumų ir ji pasirinko, kad geriau yra paklusti tokiai situacijai, nes ko gero bijojo, kad gal ji bus išmesta ar kažkas tai tokio, bet iš šito dalyko kokį faktą pastebėjau, tai kaip pirmai kalbėjau apie tą tokį perfekcionizmą ir tą nepasitikėjimą pilną savo būtent darbu ir tuo, ką tu darai ir tuo, kaip tu tai darai. Ir tą įskiepytą mąstymą, kad niekada nėra pakankama ir kad tu turi atiduoti visą save, kad tu turi pamiršti savo ribas, kad tu negali pasakyti ne ir tiesiog apie visą tai. Todėl nes yra toksai dalykas mumyse ir aš nežinau, gal ir vyruose yra tas pats, bet kadangi šita vieta yra labiau apie moteris. Tu augi, pavyzdžiui, toksiškoje aplinkoje ir tavo aplinka tave pastoviai atmeta, tu savyje turi tokią lyg žaizdą, kur tu nuolatos nesijauti, kad tu darai pakankamai. Ko pasakoje tu pritrauki žmonės, kurie per manipuliaciją iš tikrųjų besimaitindami tavo energiją tavęs pastoviai reikalauja, kad tu jam paklustum ir tau tai yra taip iš tikrųjų artima, kad tu pasirenki toliau spausti save, net ir jeigu tu matai situaciją pilnu vaizdu. Ir tai suprasti buvo iš tikrųjų skaudu, nes man dar tik tai 22 metai bus, tai moteriai buvo 50 ir jie pastoviai papuola į tokias vietas, kur žmonės tiesiog ją trypia ir ji galvoja, kad taip, aš turiu stengtis dėl jų, nes jie man dalina trupinius ir aš darau nepakankamai. Per tą visą perfekcionizmą žmogus užsisuka tame cikle, norėdamas kažką tai įrodyti, norėdamas pasijausti reikalingu ir svarbiu ir labai dažnai paslysta ir tiesiog paslysta į tokias situacijas, kur užsisuka šitame cikle kažkokio tai vaidinimo realiai, kad visi yra komanda, kad visi yra draugiški, nors iš tikrųjų tai viskas yra apie tą kontrolę ir tą baimę būti atmestam. Ir kas yra kvailiausia šitoje vietoje, kad tas žmogus, kuris visą tai valdo, jis nėra vilkas, jis nėra meška, tai yra
tu paprasčiausias teatras. Tiesiog pasilieki žaisti tą žaidimą ir ateina daugiau žmonių ir jūs visi tą patį darote iš kažkokios baimės, nors realiai už tos baimės nestovi joks realus agresorius, nėra jokio realaus pavojaus. Realus pavojus yra tik tai tas, jog tu atsisakai savęs ir nesugebi pasakyti ne, ir nesugebi išeiti iš tos situacijos. Tai realiai tu pasidarai tas, kuris save uždaro į tą narvą ir tu matai, kaip viskas vyksta, bet tu pasirenki tylėti. Ir man labai buvo sunku matyti tai, nes iš savęs aš kaip žmogus su empatija, aš noriu parodyti kitiems, kad jie gali pasakyti ne, kad jie gali turėti ribas, kad jie tiesiog gali pasirinkti savo būdus, kaip paprasčiausiai, kaip jie nori, kad jų diena vyktų ir kad iš tikrųjų nereikia pasikliauti žmonėmis, kurie tave pasiima tik tai dėl to, kad pasijaustų, jog jie turi kažkokią galią prieš kažką. Paskutinės dienos iš viso buvo kosmosas, todėl nes prasidėjo žiaurūs karščiai iki 40 laipsnių ir atvyko daugiau merginų. Ir aš jas įspėjau, aš jom pasakiau, kas čia realiai vyksta ir kad čia tikrų žmonių nėra ir kad visi apsimeta, bet aišku, visi turi savo patirtis. Ir tiesiog mus spaudė dirbti iki 2 valandos dienos, kai realiai karštis jau nuo 11-12 pasiekė patį piką ir tai yra pavojinga sveikatai. Ir kaip tokioj dvasiniai vietoj atrodo žmogus, kuris turėtų palaikyti tave, jis realiai pradeda skaičiuoti valandas, taip lyg tu būtum po kažkokią tai sovietinę priespaudą, ar aš nežinau su kuom palyginti, tai iš tikrųjų davė labai didelį disonansą, kaip gali būti tokia aplinka, kuri turėtų būti apie atsiverimą, apie išsivalymą, apie pasitikėjimą, apie tą draugystę, apie bendruomeniškumą, kai iš tikrųjų tai yra apie spaudimą, apie kontrolę, apie tavo jausmų atmetimą, apie gėdinimą. Bet šitas žmogus paskutiniam dienom negalėjo man žiūrėti į akis, nes aš mačiau dalykus taip, kaip jie yra. Ir jis jautė matyti tą grėsmę kažkokią, kad ta prasme, kad jisai yra demaskuotas ir jis nedėjo tiek daug spaudimo ant manęs. Iš po lėto aš atsisakiau dalyvauti jų visose rytinėse praktikose. Nebevaidinau dėkingumo prie vakarienės stalo. Nebedariau nieko, kas man atrodė apsimestina. Nedariau nieko, kad prisidėti prie visos šitos apsimestinės bendruomenės. Ir nedariau nieko, kas žalotų mane. Ir turbūt mano žinutė su šitu video būtų tokia, jog mes, ypač moterys, bet apskritai mes žmonės, neturim eiti ieškoti tos kažkokios tobulos vietos kažkur išorėje. Mes neturime bijoti pasakyti ne, mes neturime bijoti veikti iš savo vidinio kompaso, iš savo meilės savo, mes neturim bijoti išdrįsti, susikurti tą aplinką, kurios ieškom kitur patys per save. Nes tik tai mes patys galim tokį gyvenimą savo susikurti. O ta aplinka ateina pati.
Tai reiškia, kiekvieną kartą, kai tu eisi ieškoti kažkokios aplinkos iš to trūkumo, iš to noro įrodyti savo kažką, iš to noro papildyti savo gyvenimą kažkokiais gražiais dalykais ir to ieškosi kitose žmonėse, dažniausiai tu pritrauksi tuos, kurie tiesiog įstums tave į šitą ciklą, kuriame tu turėsi įrodyti, kad tu esi geras ir tu toliau vaikysiesi tos kažkokio tobulo gyvenimo filosofijos. O iš tikrųjų viskas yra viduje ir mes turim būti stiprus, pasirinkti, pripažinti, kad mes neturim eiti pas kažkokius kitus žmonės, kad ieškoti kažkokio tai pritarimo, kažkokio patvirtinimo, nes tikroji jėga yra ta, kai tu veiki iš to vidinio vaiko būsenos, kai tu leidi sau jausti, kada tau yra gera ir kada tau yra negera. Ir kai tau yra negera, tu turi nebijoti pasakyti ne, tu turi nebijoti išeiti. Net jeigu tai ir yra tą pačią dieną, tą pačią minutę, išgirdus ar pamačius situaciją, kas realiai gali tave žaloti ar netitinka tavo vidinio pasaulio vaizdo. Esu dėkinga savo, kad perėjau šitą patirtį nebe su tuo nusivylimu, kad kaip aš vėl patekau į tokią pačią vietą, bet nors ir turėjau tokį jausmą, pasiėmiau vietoj to suvokimą, kad aš esu sutverta turėti tą prabangų gyvenimą ir kad tokios vietos nėra apie tai, kad aš turiu kažkam įrodyti, kad turi būti kitaip, o kad aš turiu pasiimti save ir susikurti savo tą kitokį. Linkiu jums irgi to pačio, linkiu jums atrasti to, ko jūs norit ir suprasti, kad viskas yra mūsų viduje. Ir kad netgi, kad ir kaip būtų sunku ir tamsu ten, kad davus tai tamsai bent šiek tiek šilumos, jūs realiai galit labai puikiai susigrąžinti visas tas savo šviesias dalis ir jos nėra niekur dingusios. Ir galit išeiti iš to narvo, kurį jūs patys savo susikūrėt. Ačiū Jums, kad Jūs mane žiūrit, nes iš tikrųjų yra kosmosas, kad mane žmonės seka ir kad man jie pritarė, nes tikrai per kiek esu patirčių perėjus, tikrai ilgą laiką aš galvojau, kad aš nepritampu, kad man nesiseka. Bet kai pradėjau daryti tą, ką iš tikrųjų noriu ir tiesiog kalbėti iš vidaus ir dalintis tais dalykais, pamačiau, kad žmonėms tai įdomu, todėl aš ruošiuosi toliau tai daryti. Ruošiuosi išsigryninti tam tikras dalis ir stengtis pasidalinti jomis kokybiškai su jumis, kad ir jūs galėtumėt pritaikyti savo gyvenime ir daryti didelius žingsnius ir nebijot pastovėti už save. Ačiū. Ate.